nuo 2004 iki 2008 metų dešinysis Neries krantas buvo didžiausia statybo aikštelė Baltijos šalyse ir šiame regione. Norime, kad nuo 2012 metų taip pat naujasis miesto centras taptų vėl didžiausia statybo aikštelė Baltijos valstybėse ir šiame regione. Bendras investicijų skaičius beveik 500 milijardo litų, plus 100 milijonų litų savivaldybė investuos per 5 metų į infrastruktūrą aplinkui. Ir šio pastato griovimas yra pirmasis žingsnis, kad į dešinį Neries krantą grįžta darbai. Savo ruožtu, kad tos investicijos čia ateitų ir kad investuotojai turėtų pagrindą ir galimybę investicijas pradėti, aišku, turi būti miesto labai aiški politika. Šį visą laikotarpį Vilniaus miesto savivaldybės tarnybos, kolegos vicemerai, mūsų departamentai rengia palankesnės sąlygas dešiniajame Neries krante ir Vilniaus miestas per artimiausius 4 metus yra pasiruošęs investuoti apie 100 milijonų litų į infrastruktūrą, tvarkant gatves, kuriant žaliasias vietas, tvarkant komunikacijas, tam, kad paskatinti privačių investuotojų investicijas čia. Ir tikslas, kad vėlgi nuo šių metų, tai yra nuo 2012 metų, dešinysis Neries krantas taptų didžiausia statybos aikštele vėlgi Baltijos valstybėse ir šiame regione. Tai pradedam!